Sveiki, ekspertai live, tiesiogiai laida Duka Plius. Šiandien yra rugsėjo 4 diena 2023 metų. Ir šiandien, aš tik primenu pradžioj, litanijų nekalbėsiu, rytoj plačiau pakalbėsiu apie COVID-ą. Apie 107 lytis, kurios yra pasaulyje. Šiandien aš nekalbėsiu apie bučinius, kai vyras pabučiuoja moterį, aš nekalbėsiu ir dėl to kyla kartais skandalai. Apie kiaurą mūsų sieną, kur galima su guminė valtelė nuplaukti priešišką valstybę, irgi nekalbėsiu. Apie visą tai nekalbėsiu ir apie daug daugiau ką nekalbėsiu. Rytoj pakalbėsiu. Šiandien laida bus skirta tik tai vienai temai, tai yra popiežiaus pasisakymui, kuris jau visą savaitę, mažiausiai savaitę neduoda ramybės Lietuvos teritorijos administratoriams ir jų aptarnaujančiam personalui. Aš maniau, kad sureagavo, 1-2 dienos, 3 dienos. Ne. Iki šiol negali nurimti, spjaudosi kaip gali. Štai taip atrodo, norėjau pasakyti mūsų šios dienos anonsas, bet kaip matote, nėra anonso. Yra štai liaudės balsas, komentarai, yra įdomios publikacijos, bet visą tai, kaip jau ir minėjau, mes aptarsime rytoj. O pradėsiu aš nuo tokios santraukos iš valstybinio transliuotojo laidos Savaitė, kur vakar pagrindinė tema vėlgi buvo tas nelemtas popiežiaus pasisakymas. Atsidariau štai ir leidinį Respubliką ir čia irgi apie popiežių, štai kunigas Grigas sako, popiežius irgi žmogus. Supras turbūt irgi suklydo, pasak Grygo tas popiežius, nežinau, dar neįsigilinau į tą publikaciją. Taigi, gal pradedam žiūrėti tą ištrauką, čia 3-4 minučių, jeigu man bus nuotaika, aš truputėlį įsiterpsiu su savo nedideliais komentarais, o po to prisijungs mano kolegos, kurie jau laukia, norėjau pasakyti, finišo linijoje, ne, jie starto linijoje, laida prasideda, tai starto linijoje laukia ir bet kada prisijungs. Taigi, uždarysiu saldainių dėžutę, tarp kitko, čia geri saldainiai yra cinamono skonio, labai skanus. Taigi, pradedam apie šios popiežiaus pasisakymus, pasididinu garsą. Čia žinot, kaip į kombainą kokį įlipęs turiu viską susijungti, kad viskas techniškai veiktų. Taigi, pradedam žiūrėti. Popiežius paraginęs rusus nepamiršti, kad jie didžiosios Rusijos imperijos paveldėtojai tiesiog laikėsi bažnyčios tradicijos ar peržengė ribas. Lietuva šią savaitę įsikvietė Vatikano atstovą pasiaiškinti, o Ukraina apkaltino popiežių Pranciškų imperialistinę propagandą. Noriu paklaust, užbėgdamas už akių, užduosiu klausimą mano kolegom, pasižymėkite, įsikvietė tą atstovą Vatikano pasiaiškinti. Aš domėjausi, kągi pasiaiškino, bet niekur neradau. Gal jūs žinote, ką pasiaiškino ten, ant kokio kilimo kvietė, ant kokios spalvos, greičiausiai ne raudono. Argentinietis popiežius paragino Rusijos katalikus neįsižadėti didžiosios Rusijos imperijos paveldo. Dėl popiežiaus žodžių Ukrainos rėmėjai gūžčiojo pečiais net. Čia iš karto noriu į tekstą atkreipdėmėsi. Dėl popiežiaus žodžių Ukrainos rėmėjai gūžčioja pečiais. Kas yra Ukrainos rėmėjai? Lietuva ir dar 50 maždaug pasaulio valstybių, kurie sudaro tą koaliciją vakarų kare prieš Rusiją. Bet netgi ir tie, kurie sudaro tą koaliciją, ten net negali lyginti su Lietuva. Jiems greičiausiai iš vis vienodai rodo. Taigi tų Ukrainos rėmėjų netiek daug pasaulyje. Ypač tokių aršių rėmėjų. Tai visas popiežiaus pasisakymas nukreiptas į ką? Apie ką? Čia klausimas man kyla, klausom toliau. Kartą, bet tik paskutinis pasisakymas privertė Lietuvą iškviesti Vatikano atstovą pasiaiškinti. Jūs didžiosios Rusijos paveldėtojai, didžiosios šventųjų ir valdovų Rusijos, didžiosios Petro Didžiojo ir Jekaterinos II Rusijos, tos didžios apšviestosios imperijos, didžios kultūros ir didžio žmoniškumo. Niekada neatsisakykite šio paveldo. Tai yra tam tikras
nepagarba taip pat ir mums. Kas tie mums? Tokiu atveju reikėtų įvardinti. Stovi šitas čia kažkoks naujas etatinis komentuotojas, aš jį mačiau to užsienio kapitalo televizijoje TV3 istorikas ar ten kažkoks toks. Dėjoja, verkia, jis jau visą savaitę žmogus verkia. Dabar sako, nepagarba. Kam nepagarba? Tam žmogui nepagarba. Kam nepagarba? Man tai pagarba. Aš popiežiaus žodžius išgirdau ir man pakankamai aišku viskas. Ir gerbiu popiežių, žiūrėdamas iš kurios pusės. Juk popiežius pareiškė poziciją, kuri Lietuvoje labai nepopuliari. Jis pasisakė apie taiką. Jis pasakė tai, ko Lietuvoje iš vis negalima kalbėti. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs kalbate apie kokias nors imperijas, ar tai būtų Britų imperija, ar ten Jungtinių Amerikos valstijų imperija, ar bet kokia kita imperija, tai yra gėris. Jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, Rusijos imperiją, arba apie Mongolus, apie šiandien irgi dar šiek tiek pakalbėsim, tai jau yra blogis. Tai va tokie veikėjai. Man trūksta žodžių, bet aš tikiuosi mane papildys mano kolegos. Ir visom šalims, kurios praeityje, kad ir nuo tų pačių paminėtųjų imperatorių Petro ir Jekaterinos yra stipriai nukentėjusios. Tai šventasis tėvas tarstelėjo nonsensą. Bet, jeigu žiūrime... Šventasis tėvas tarstelėjo nonsensą, jau praeitą savaitę kalbėjom, nusišnekėjo, pasakė nepagalvojęs, nesuderinas, buvęs Vilniaus meras, Veks įkūrėjas ir krikštatėvis ir vykdytojas Artūras Zuokas išvis atskleidė, kad popiežiui kalbą parašė FSB karininkai ir pakišo, liepė perskaityti. Turbūt su pistoletu dar stovėjo į smilkinį. Ir štai šitas žmogus su kepurė, nežinau kas jis toks, jis sako, kad nonsensas. Kitaip tariant, lietuviškai šnekant, nusišnekėjo. Kalba nesąmonės popiežius. Va taip kalba va šitas su kepurė vyrukas. Plačiau, tai istorijos supratimų yra įvairių. Ir akivaizdu, kad iš Pietų Amerikos, ar iš Afrikos, ar iš dar kokios nors šalies gali atrodyti istorija visai kitokia, santykis su imperijomis visiškai kitokia. Pranciškus iš Argentinos. Lotynų Amerikoje paplitęs nepasitikėjimas tuo, ką kalba svarbiausias Kyjivo rėmėjas Vašingtonas. O kodėl turėtų būti pasitikėjimas melagiais, apgavikais, plėšikais? Ir čia aš kalbu ne, kaip sakytų, apie Amerikos tautą, kuri gyvena, o aš kalbu apie politikus. Apie politikus kalbu, čia nereikia to painioti. Tai iš kur tas pasitikėjimas gali būti, kai tiek metų plėšė, žudė, daužė, karus kėlė? Iš kur pasitikėjimas? Ir kodėl reikia atkreipti dėmesį, kad popiežius iš Lotynų Amerikos, tai kažką keičia? Pasaulis dabar labai mažas, koks skirtumas iš kur? Nors tiesa, čia mūsiškiai, tie specialistai, visi aiškina, kad nelabai popiežius tą istoriją išmano. Ten Lotynų Amerikoje turbūt ne žmonės, kaip ir Afrikoje, tiesą sakant, ten pusiau žmonės greičiausiai pagal tokių veikėjų logiką. Tengi žmonės nesigilins, apie ką ten kalba popiežius, ten išlaikys kažkokį tokį bendrą įvaizdį. Čia popiežiaus diskursas staiga popiežius kalba apie tai, kad Rusija yra giliai humaniška ir šlovinga šalis, iš kurios reikia semtis įkvėpimo. Anksčiau Pranciškus jau keliskart papiktino Ukrainą. Pareiškė, kad galbūt karas buvo išprovokuotas arba jam neužkirstas kelias. O ką čia netai pasakė? Karas nebuvo išprovokuotas. Žinot, kodėl galima tvirtinti, kad karas greičiausiai buvo išprovokuotas? Iš Lietuvos žiniasklaidos pranešimų, kai jie pabrėžia, kai sako ne tai, kad karas vyksta, bet būtinai pabrėžia brutalus karas, nes iki to karai, kur Amerika vykdė ir kiti, tai nebuvo brutalūs karai. Dabar brutalus karas. Visada pabrėžiama, tai neišprovokuotas karas. Nes dar žmogus pagalvotų gal, kad išprovokuotas, neišprovokuotas. Ir štai popiežius, tiesą sakant, turbūt vis tik tai gerai išmano ir istoriją, ir yra labai gerai informuotas žmogus. Tiesą sakant, kad ir kokiu idiotu lietuviški šitie, kokį čia švelnesnį žodį parinkti, veikėjai bando pavaizduoti jį idiotų, kad ir kokiu idiotu bando pavaizduoti. Popiežius nėra idiotas, neišmanėlis, nusišnekantis, kalbantis nežinia ką jau savaitę laiko kala. Savaitę laiko šitie mankurtai kala, visiškai nebandydami įsigilinti,
ką to norėjo pasakyti popiežius? Perklausyt kalbą. Ar jie greičiausiai tik tai Delfi ir LRT LT portalą skaito, na ir Panoramą, kaip aš pasižiūriu. Greičiausiai jie tokie šitie veikėjai. Kad Ukrainoje susitinka ne tik Rusijos, bet kelių imperijų interesai, kad NATO lojo prie Rusijos vartų. O NATO neloja prie Rusijos vartų. Čia net į NATO nereikia žiūrėti. Pasižiūrėkite Lietuvą ir jos lyderius. Tai čia ne tai, kad loja, ten jau kažkoks kitas garsas eina šiaip jau. Kyjivas pernai taip pat iškvietė Vatikano diplomatą, kai nužudyta imperializmo šalininkė Darija Dugina Pranciškus pavadino vargšę mergaitę. Galvoju apie tą vargšę mergaitę susprogdintą Maskvoje, kai po mašinos sėdynė paslėpta bomba. Nekaltieji sumoka už karą, nekaltieji. Nu, ką čia netai pasakė. Ta mergaitė turbūt teroristė buvo. Kažką nužudyti norėjo. O gal ta mergaitė tik kalbėjo, ką norėjo. Kaip tenai buvo iš tikrųjų. Bet ir šita vieta popiežiaus yra prasta, pasak Lietuvos teritorijos administratorių ir jų aptarnaujančio personalo. Kultūra taip pat ginklas. Gali ją naudoti savo šaliai ginti, gali naudoti kitai šaliai pulti. Rusai padarė būtent tai. Jie neigia ukrainiečių tapatybę ir išaukština Rusijos kultūrą, kaip kai ką ypatingo. Nepatinka rusiška kultūra, ten literatūra, muzika ir taip toliau, nežiūrėk, nekreip dėmesio. Taip su bet kokia kultūra. Ir tada niekas tavęs neužpuls. Tiesiog aš nežinau, iš kur traukia va šitos akiniuotus angliakalbius. Nežinau, čia reikia paklausti diktorės Pumprickaitės arba valstybinio transliuotojo vadovės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės. Gal šitos moteris pasakytų, iš kur traukia štai va tokius personažus, kuriuos rodo Lietuvos gyventojams. Didžioji Rusijos kultūra vystėsi tada, kai ukrainietišką kultūrą Maskva gniaužė. Imperija draudė ukrainietiškas knygas, Sovietų sąjunga skatino karikatūrišką ukrainiečių tapatybę. Pūstomis kelnėmis šokančius kazokus, pasirinkti mūsų regionui netinkami žodžiai. Tai, kas čia dėjosi mūsų pakrašty ir kas buvo labai aišku ir Jonui Pauliui II ir kardinolui Ratzingeriui, vėliau popiežiui Benediktui, jam tie dalykai yra tokie pat tolimi, kaip mums kažkokie įvykiai Ramiojo vandenyno salose. Šį savaitgalį vykdamas į Mongoliją popiežius vėl privertė atkreipti dėmesį į savo žodžius. Kaimynus puldinėjusią Čingischano imperiją pateikė kaip taikaus sugyvenimo pavyzdį ir dar parekomendavo klausyti rusų kompozitoriaus Aleksandro Borodino, aukštinusio mongolų pavergimą. Be visų šitų nesąmonių, kas čia gale buvo pasakyta, tikiuosi jau kolegos mane papildys, man labiausiai patiko vis tik tas taškas uždėtas su kompozitorium Borodinu. Pasiklausykit Borodiną, aš garantuoju, kad šitie Lietuvos teritorijos administratoriai ir aptarnaujantis personalas iš viso nei karto nesiklausė Borodino, kokia tai muzika, ką jis parašė, jie iš viso apie tai nieko nežino. Bet štai diktorė Pumprickaitė pasinaudoja to ir pasako tokį dalyką, kad net Borodino siūlo klausytis. O kas dar bus, jei pasiūlys paklausyti Mussorgskio, Šostakovičiaus, ten, Čaikovskio, jau atsiprašant, Lietuvoje jau spragtukas jau uždraustas, jau baletas jau ir taip toliau. Taigi, jie savaitę laiko mala ir mala atrodytų visiškas nesąmonės. Bet čia ir mano klausimas, ar čia yra tiesiog nesąmonių malimas, ar čia yra kai kas daugiau, ir čia aš prašau įsiterpti su savo svariu žodžiu Necentro ekspertą Ainį Petkų. Sveikas, Aini. Labadiena. Čia man galima žodį tarti dabar? Jau galima. Aš jau apsitaškiau visas, man nervai nelaiko. Aš tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad šį dienai mes negalim žiūrėti tiesiog į šitą siaurą vaizdelį, sakysim taip, ką jie daro prieš popiežių, kas atsitiko. Ir man tai žinai įdomiausios frazės visoje šitoje litanijoje. Pranciškus papiktino Ukrainą. Čia Panoramui buvo pasakyta. Ukraina papiktinta. Čia, kaip žinot, yra ne memas, o tikras vaizdelis, yra nufilmuotas kaip ukrainietė tokia visai neliekna ir neišbadėjusi nuo karo. Vaikšto po Vatikaną ten kažkokį muziejų ir pradeda isterijoje trypti ir klykti,
kad Vatikano ten kažkokio tai amžiaus nupieštose žemėlapiuose nėra Ukrainos. Teisingai, kad jos ir nebuvo. Ir žinai, tas žmogiškumas papiktino, kad Vatikano lyderis pasakė, kad yra žmogiškumas Rusijoje. Kad tas, žinai, su kepurė ir su retais dantim, kaip Šimonytės mūsų intelektualiosios, sako, istorija gali būti skirtinga. Taip, tai man tas labai patiko. Nes matai, jie ten Latino Amerikoje popiežius, tai žinai. Rusai atsilikėliai, Afrikoje iš vis skaityti nemoka, o mes lietuviai žinom su ukrainiečiais tikrą istoriją. Ir pasikartosiu, Pranciškus papiktino Ukrainą. O tai va, nes iš tikrųjų pagal visą Ukrainos istoriją dabar, kaip parašyta, tai Jėzus Kristus yra ukrainietis. Nu, jeigu taip jau tęsiant tą temą, būkim bėdni, bet pusiau turtingi. Taip, tiesa. Lietuva gimė iš Ukrainos. Naujausiais archeologiniais tyrimais tai yra įrodyta. Už tai Krymas Lietuvos. Tai be abejo, ačiū ukrainiečiams, kurie iškasė iš pradžių savo Juodą jūrą, po to ačiū iškasė ir mūsų Baltijos. Tik tais, kodėl jie nenukreipia šilto vandens tokio į mums tai šaltą atvedė. Tai va, gerai, mes čia pajuokavom, bet šiaip iš tikrųjų juokingiausia tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim iš politinės arenos, kas atsitiko daugiau, gerbėmieji, noriu pasakyti, kad mes turim žiūrėti dar kitame labai sudėtingam kontekste. Jungtinėse tautose Birželio 22 dieną berods, Birželio 22 dieną buvo darytas toksai ekspertinis pranešimas, kuriame buvo labai kelta rimtai tema, kad šiai dienai LGBT yra marginalizuojamos ir bendram kontekste religinių bendruomenių yra, kaip čia pasakyta, sąmoningai niekinamos ten, ar religija ir vertybės yra statomos į priešpriešą su LGBT asmenimis, kurių teisės ir taip toliau ir taip. Tai yra, šitas Jungtinėse tautose padarytas pranešimas buvo globaliai išreikštas testas. Apie šitą nekalba nieks pasaulio ekspertiniam lygmenį. Ir visi laukia, jeigu šiai dienai religinės bendruomenės nusilenks šitam žmonių teisių lygybės formatui, išgirskit. Tai žinot, kas bus? Mūsų visa religija bus paversta LGBT religija. Ir šiai dienai negana to, kad mes jau rodėm straipsnius, kad keičiami žodžiai maldose ir perrašinėjama nekuriuose struktūrose. Viskas pagal LGBT lygybę. Vokietijoje bažnyčios keliama jų vėliavas. Tai šiai dienai popiežius kreipiasi į Rusijos jaunimą. Jaunimas simbolizuoja ateitį ir sako, laikykitės tradicinių vertybių. O Mongolijai, ką teisingai Pumprinskaitė atskleidė, jisai pasakė, reikia bendradarbiauti ir kreipėsi į Pax mongolinį variantą, pasakydamas visam pasauliui elitoms, ateina eurazinis projektas, kur bus Mongolija, tarp kitko, Mongolija yra išstatyta visam Tarybų sąjungos kompetencijų. Geležinkeliai, logistika, pramonės, iškasenų perdirbimas, pasikartosiu, ant Tarybų sąjungos logistikos. Taigi dabar įsivaizduokit, Kinija, Mongolija, Iranas, Rusija. O jūs pažiūrėkit, kas į BRICS-ą jungiasi. Saudo Arabija, nafta, Egiptas, Sueco kanalas, kuris sprendžia logistinius klausimus. Jūs matot, kas formuosi? Už tai mūsų šiai dienai šitų mažučių veikėjų lūpose yra isterija. Mes šiai dienai matom didžiulę isteriją. Ir, sakysim, mes turim peržiūrėti, pavyzdžiui, tokį reiškinį, kad kontekstas, kuriame visa tai vyksta, Turkijos Erdoganas šiandien atvažiuoja pas Putiną. O įdomiausia tai, įsiklausykit, Turkijos užsienio reikalų ministras iš pradžių nuvažiuoja į Kijevą, po to į Maskvą. O žinot, kur jis dabar? O jis dabar Irane. Tuo pat metu, kai Erdoganas, pasikartosiu, yra pas Putiną. Šiai dienai įdomus tiesa niuansai, ar ne?
Už tai aš noriu pasakyti, kad yra vienas iš aktualiausių šiai dienai straipsnių, kurį aš jums norėsiu toj parodyti, greitai, va. Ačiū Alfai. Ačiū Alfai. Va, išspausino tokį straipsnį. Kuodis kritikuoja prezidentūros siūlymą, dvitaškis. Šis socialinis popsas yra nusikalstamas. Jis pavadina nusikalstamą. O ką jis pavadina nusikalstamą? Kad prezidentūros siūlymus yra įvesti šeimos mokesčio lengvatą. Girdit? Šeimos mokesčio lengvatą, bei leisti žmonės išsimti dalį lėšų iš antros pensinių pakopos. Taigi, Kuodis šiai dienai akivaizdžiai atsako tai, ko bijo visas šitą pseudolikas Zuokas, Kubilius ir visi ten isteriniai pumpritskaitiniai kliedesiai ką bliauna. Babkės išsiimti iš bankų, jūs ką? Šeimoms mokestinės lengvatos, jūs ką? Ir beje, nepamirškit, prašau, kad Nausėda pasisakė, kur susilaukė milžiniškos kritikos šeimų marše. Neįsisegė tam tikro ženkliuko, ne? Už tai jis yra priešas. Pasikartosiu, popiežius ką pasakė? Vertybės, Mongolija, naujas konstruktyvinis junginys, o tai, ką mes sakėm iki šioliai, ir aš galiu dar kartą nupiešti, jeigu jūs norit, Nausėda, pasikartosiu, yra Vatikano atstovas. Ir jis neleidžia šiai dienai. Mes galim padiskutuoti, kaip tai vyksta tas neleidimas, tačiau jis yra ne toj pusėj, įsiklausykit, ne toj pusėj, kuri reikalinga šiai dienai Lietuvos elitui paspausti galutinai karinį mygtuką. Taigi, šiai dienai, matot straipsnėje, prezidentūra vykdo socialinį popsą ir nusikaltimą, nes gina ir kažką bent jau pasako į šeimų pusę. Prašau. O tai tau, kaip tu čia susukai. Bet jeigu jau parodėjai šitą kodį ir tos pinigus, tų pensijų, ten tas reformas, tas pakopas ir taip toliau, vis tik aš tada paleisiu prieš suteikiant žodį Eduardui Nausėdos pasisakymą. Ir Nausėda čia pasakė taip, kaip yra. Iš esmės, jis ne visai tyčia tą pasakė, bet pasakė taip, kaip yra. Po to bandė pasitaisyti, bet, kaip sakoma, yra toks posakis. Žvirblis ne paukštis, o žodis ne gegutė. Teisingai, kažkaip panašiai skamba. Taigi, kaip ir briedis irgi ten. Briedis ne augalas. Visai ne paukštis. Tai Nausėda neslepia, kad pensijos pradžios ne vienas pilietis gali ir nesulaukti, todėl, kad greičiau gali sulaukti savo gyvenimo pabaigos. Pakankamai juokinga vieta, bet, kiekvienas juokas, jisai, net jeigu apie rimtus dalykus, tai tampa tik dar juokingesnis. Artėjant Seimo rudens sesijai ir kitąmet naujiems rinkimams, politikai registruoja įstatymų pataisas, kurios leistų bet kada ir bet kokią sumą atsimti iš pensijų fondų. Jose pensiją kaupia daugiau kaip 1 400 000 gyventojų. Prezidentūra rudenį Seimui ketina siūlyti įteisinti galimybę pensijų kaupimo fondų dalyviams kartą per gyvenimą išsiimti iki 1/4 sukauptų lėšų. Tai duoda žmonių didesnį norą dalyvauti pensijų reformoje, nes įsivaizduokite apsisprendimą žmogaus, kuris žino, kad į pensijų sistemą pateks kaip baudžiauninkas ir neturės galimybės iki gyvenimo pabaigos, ne iki gyvenimo pabaigos, iki pensijos pradžios nieko padaryti. Gerai, palikim dabar tas pensijų reformas, yra specialistai, finansistai, tegu jie ten galvoja, kaip geriau, kad žmonėm būtų. Grįžkime prie popiežiaus. Ir prieš suteikiant žodį Eduardui Vaitkui, aš labai paprastai pasakysiu, kaip aš supratau popiežiaus pasakymą. Turbūt klėdėti, kad popiežius nusišneka, kažką spontaniškai pasako ir jau tą temą ne pirmą kartą neteisingai pasako, kad čia atsitiktinumas nesuderinta arba kad jam rašo kalbas, kaip sakė Zuokas, KGB, FSB karininkai, nerimta taip kalbėti. Aš manau, jis pasveria labai stipriai kiekvieną žodį, juolab ir kalba žmogus lėtai, galvoja, ką sako. Ir aš manau, kad jo kalba tai pirmiausia yra kalba apie taiką. Jisai tiesiog siekia ir ragina siekti taikos bet kokią kainą, nes taika yra
pagrindas. Visa kita, kas čia klėdimai iki pergalės, fronto linija ir taip toliau. Nu, Lietuvoje tas populiaru, pasaulyje net nelabai tas populiaru, išskyrus kai kur. Taigi popiežiaus kalba yra taikos kalba. Taip aš ją suprantu. Ir jisai praktiškai, mano požiūriu, šitoj vietoj, vykdo, sakyčiau, iš tikrųjų, čia pritarčiau Einiui, tokį vyksta persilaužimo momentas. Iš esmės labai, labai didelis, be jokios abejonės. Ir labai apmaudu, kad Lietuvoje, aš bent kol kas nemačiau nei vieno to analizio analitiko, kuris, patinka popiežius, nepatinka popiežius, patinka jo požiūris į kažką, nepatinka, pabandytų giliau. Vat iš tų apmokamų šitų analitinių autorių, deja, niekas apie tai nekalba. Tik tai sako, kaip jis galėjo ir kaip Ukraina ir Lietuva reaguoja, o čia tai mums smūgis. Ten apie Rusiją kažką pasakė. Lygis yra pats žemiausias, koks gali būti šitam žanre. Va tai, kad demonstruoja jau savaitę laiko Lietuvos teritorijos administratoriai, jų aptarnaujantis personalas ir jų dosniai išlaikomi kanalai. Aš tik galiu pasakyti, kas vienyje, o vienyje visą laiką tas pats, tuos puolančius dabar popiežių. Kas vienyje? Atspėkit iš 3 kartų, kas vienyje tuos visus žmonės, kurie kalba, kuriuos mes rodom jau irgi jau 2 savaitę. Vienyje pinigai. Ir ne bet kokie pinigai, o teisingai mokesčių mokėtojų pinigai. Visi jie šeriami iš jūsų kišenės. Tai nėra nei verslininkai, nei kažkas. Tai yra jūsų šeriami va šitie analizatoriai, tie pseudoistorikai ir visi kiti verksniai, kuriuos mes jau irgi atrodom jau 2 savaitę. Taigi pinigai, juos visus vienyje. Valdiški pinigai, taip reikėtų pasakyti. O dabar žodis Eduardui Vaitkui, nes man, aš vėl pasikartosiu, trūksta žodžių. Sveiki, ir man beveik trūksta, bet aš pradėsiu nuo to, kad aš reiškiu savo giliausią pagarbą ir atsistojęs nusilenkiu popiežiui. Už jo žodžius, už jo teisingus žodžius, už jo humanistinę poziciją, už tai, kad jisai sako, kiekvienas žmogus vertas gyventi. Popiežius tai pasako tiesiu tekstu ir Katalikų mokslo akademijos narys Subačius nepritarė, prieštarauja ir sako, taigi nusikalba, senesni popiežiai tai buvo. Bet Katalikų akademijos narys žino, kad šitas popiežius taip sakydamas sugriešijo. Jis kaltas, tas popiežius. Man patiko išsireiškimai. Popiežius privertė Lietuvą. Jis paėmė ir privertė Lietuvą išsikviesti Vatikano atstovo pasiaiškinimui. Ne paaiškinimui popiežiaus pozicijos, jeigu jūs dar ką nors nesupratot, valdžioj esantis ir einantis į bažnyčią, tam, kad pademonstruoti savo kažką tai tariamą tikėjimą. Tai jūs išsikviečiat pasiaiškinti kaip mokinuką. Popiežiaus atstovas turės pasiaiškinti, nes jis mokinukas, nes tiesa ir teisybė Lietuvos valdžios koridoriuose vaikšto. Ne korupcija tenai, ne amerikonų milijonai tenai išdalinti, ne, ten tiesos ir teisybės citadelė. Ir popiežiaus atstovas privalės pasiaiškinti, nes kitaip mes suabejosime jo tikslingumu buvimo Lietuvos širdį šalia Amerikos kalėjimo. Nes Amerikos kalėjimas taigi geras buvo dėl gero reikalo. Taigi, Ukrainos rėmėjai Lietuvoje, jie sunerimo, jie pasipiktino. Ukrainos rėmėjai, Ukraina supriešinama, Ukrainos žmonės supriešinami sąmoningai, su humanistiniam tendencijom. Ne. Kur čia? Taigi viskas į tą pačią pusę, nes rusai taigi ne žmonės. Rusai taigi žmogėdrų šalis. Rusai taigi visi teroristai, kaip jums didžiai garbingas profesorius Lopata pasakė. Taigi, kaip
žmogėdrų šalį pavadina garbinga valstybė su garbinga istorija. Aš priminsiu prancūzų. Vyrukas pasivadino imperatorium ir dabar jį dar Napoleonas. Kai jis buvo Egipte, pasiūlė pasiduoti priešininkam, pasidavė, paskui kelias dienas mąstė ir ar 3000 ar 10 000 žmonių liepė visus nužudyti. Nužudyti, kuriem buvo duotas žodis, kad jūsų gyvybė bus išsaugota. Nuvažiuokite į Prancūziją, kaip apie Napoleoną kalba. Lietuva nepamokina Prancūzijos, kad gėda tokį kraugerį vadinti kažkokiais garbingais vardais. Oi, ne. Lietuvos valdžia žino, kur šeimininkas, kur nusilenkti reikia. Šeimininkui į burną žiūrėdami, jie moka nustatyti teisingą kryptį. Ir susilenkę puola visi loti kaip šuniukai. Aš pirmas į jūsų pusę, aš pirmas, pasmerksime ir popiežių ir ką tik reikia. Nes tikėjimas tai mūsų priemonė valdyti ir išbūti valdžioje. Nueisime bažnyčią ir nusilenksime, o bažnyčios vadovai ateis prie Seimo ir už tvoros, už gardo atsistos šalia Burokevičiaus šalininkės. Per sausio 13 dieną, per šventą dieną, bažnyčios vadovai parodo, kurioje jie pusėje. Ir užtat bažnyčios vadovų nei vieno žodžio nėra, kad popiežiui pritarti, kad pasakyti pagarba popiežiui, nusilenkiam, klausom ir vykdom, šventą teisybę pasakė. Ne, jie jau pasirinko, jie žino, kur duona skanesnė. Į maitinančią ranką mes nespjausime. Mes norime gerai gyventi. Mes verti, mes vadovai. Šitokios kalbos yra geros tame, kad jos parodo tiem, kurie moka žiūrėti, sugeba klausyti, parodo totalų supuvimą mūsų šitos sistemos, kuri pasivadina tolygi Lietuva. Mes esam Lietuva, šita viršūnėlė supuvusi, šalia kurios priėjus dvokas, kad reikia mandagiai nosį krapštyti ir nueiti šoną. Šitie administruojantis Lietuvą asmenys nusipelno, kad mes juos įvertintumėm. Priminsiu, mums, aš lietuvis, mums lietuviškus pašto ženklus rinkau TSRS laikais. Vytauto didžiojo 500 metų mirties visą kolekciją turiu ir už 25 litus pačią brangiausią markutę. O Vytautas didysis kasgi buvo? Mūsų herojus, romantinis, kuris išdavė Lietuvą ir pabėgo pas kryžiuočius. Ir su jų kariuomenė į Lietuvą sugrįžo. Paskui išdavė kryžiuočius ir juos sumušė. Kryžiuočiam Žemaitiją padovanojo raštu. Paskui antrą kartą padovanojo Žemaitiją kryžiuočiam. Jis mūsų herojus, jis protingai elgėsi, žinojo, kada išduoti, žinojo, kada pameluoti, bet jis mūsų herojus. O rusam, Maskvoje Žečpospolitos armija buvo. Taigi Maskva reiškia mūsų miestas. Mes užkariavę buvom. Tai mums nostalgija, ar ne? Ir kodėl tie rusai negerieji nenorėjo po Lietuvos valdžia būti arba po Lenkijos valdžia būti, kai Žečpospolita buvo, tai jie kalti, kad nenorėjo.
o mes draugiškai juos užgrobėm. Draugiškai, jie ir dabartinė valdžia džiaugiasi, kad mes juos užgrobėm prieš 500 metų. Paminėjo Duginą. Taigi teroristė iš Ukrainos, moteriškė, su vaiku, nuvažiavo, padėjo bombą, pamatė, ką sprogdina, pamatė sąmoningai ir paskui per Estijos teritoriją pabėgo. Per Estijos teritoriją. O mes apsimetam, kad čia nereikšminga ir kad tai gerai, kad susprogdino. Gerai, kad su vaiku buvo kaip priedanga savo nuosavų vaikų. O ką amerikonai tuo metu pasakė? Ne. Mes jokių žvalgybinių duomenų neperdavėm dėl šio teroristinio akto. Neperdavėm. Bet Dugina, jinai, kadangi turi tokį tėvą ir turi tokius požiūrį, tai jinai neverta gyventi, pasakė Lietuvos valdžios žmonės. Ir Lietuvoje tyla, taigi neverti jie gyventi, nes jie rusai. Ir tada padaroma, aš buvau antitarybinis. TSRS laikais aš buvau antitarybinis. Pagal savo visas mintis. Bet kai TSRS nebeliko, tai aš vis savo keliu klausimą, kodėl tie propagandos šaukliai, jie dirba už pinigus. Bet negi jie patys nesupranta, kad jie meluoja, sakydami, kad dabartinė Rusija yra tolygi buvusiai TSRS ir netgi Stalino laikais. Kad čia yra lygybės ženklas. Tai yra tie patys. Jūs pasižiūrėkit oficialius tada duomenis. Nuo 45 metų iki 95 metų. Kiek Amerika sukėlė sąmoningai valdžios perversmų. Ar 67 valstybėse vykdė tam tikrus karinius perversmus. Oficialūs duomenys yra. Tai čia jau ne TSRS laikais, o demokratinė Amerika, mūsų šviesulys. Kai silpnesnius paimti ir nuskriausti, tai čia tiesiog natūralu. Natūralu. Čia taip ir reikia padaryti. Užtat valdžios požiūris ir yra. Reikia prie bandito stipraus prisijungti. O jeigu tas banditas dar pameta jums tiesiogiai, tai jūs 3 kartus nusilenkia ir sakot, sąžinė ir padarumas nepaklausi prekė, nereikalinga jinai. Ir Lietuvos žmonės mokosi. Ir užtat tame ir yra valdžios didžiausias nusikaltimas, nes jie per 30 metų pasakė, plėšk kaip gali, vok kaip gali. Jeigu esi valdžioj, nepastebėsime. Jeigu susitvarkysi, nematysime. Su opozicija susitarsime, nes jie mūsų broliai, sąjungininkai. Ir taip mus pardavė. Ir žmonės, ir teritorija. Prieš 30 metų. Ir kaip pakartosiu, kaip sakiau. Mes čia nesavi. Ir mes nepareikalavome teisės gyventi Lietuvoj. Milijonas pabėgo. Bet dar aš esu optimistas. Aš sakau, visada yra laikas. Pabaigsiu dar, kadangi Čingischaną paminėjot. Vienu metu man labai įdomu buvo, aš tiesiog domėjausi. Nes labai įdomu buvo. Mes neminėjom. Bet kokiai religijai leido... Čia nesigirdė, ne? Nėra čia garso. Mes neminėjom Čingischano, daktarė. Popiežius minėjo per televizorių kalbant. Tai visos religijos galėjo funkcionuoti. Ir kai buvo užgrobę jie Rusiją, bažnyčia buvo atleista nuo mokesčių. Čingischanas atleido bažnyčią nuo mokesčių. Tai popiežius tą ir prisiminė, nes bažnyčia prie Čingischano klestėjo
kokiu norite tikėjimu, tokio tikėkit. Tik tai 10% mokestį sąžiningai mokat. Žirgais, kareiviais, pinigais 10% mokestis privalomas ir mes nesikišame į jūsų gyvenimą. O pabaigsiu Suomiją. Suomiją pabaigsiu. Ir Suomijos parlamento, Suomijos 16 atstovos rūmų, parlamento jų narių laiškas apie vienos moteriškės bylą. Moteriškė, Suomijos parlamento narė, 5 vaikų mama, gydytoja pagal specialybę, jinai buvo pagauta darant nusikaltimą, baisų nusikaltimą. Suomijos prokuratūra ją pagavo. Ją tardė 13 valandų. Ir praėjusią savaitę teismas pasibaigė. 2 ar 3 dienas teismas buvo. Ir teismo sprendimo kol kas nėra. Tai prieš tą teismą 16 atstovos rūmų ir Suomijos atstovo rūmų narių parašė laišką, kuriame teigia, kad Rasanen byla, tos moteriškės pavardė Rasanen byla, kad jie siekiame panaudoti Suomijos teisinės sistemos galią, nutildyti ne tik parlamento narį, bet ir milijonus Suomijos krikščionių, kurie drįsta pasinaudoti savo prigimtiminėmis teisėmis į žodžio laisvę ir religijos laisvę viešojoje erdvėje. Taigi, ką padarė ta moteriškė, ta Suomijos parlamento narė, kuri dabar buvo teisiama? Jinai nufotografavo ir pacitavo Bibliją. Nufotografavo Biblijos tam tikras eilutes ir parašė savo komentarą. Tai dabar aš, Eduardas Vaitkus, cituoju Bibliją. Netgi moteris nusisuko nuo natūralaus sekso būdo ir mėgavosi seksu viena su kita. Ir vyrai, užuot turėję normalius lytinius santykius su moterimis, degė vienas kito geismu. Vyrai darė gėdingus dalykus su kitais vyrais. Ir dėl šios nuodėmės jie patyrė bausmę, kurios nusipelnė. Citatos pabaiga. Moteriškė parašė klausimą savo bažnyčios vadovams, kodėl jūs finansiškai rėmėte Suomijos gėjų Pride, garbės paradą. Lietuvoje, kai jis būna, tai aš sakau, būna Baltic Pride. Nes Pride angliškas žodis sutarimo, kai parašė Pride, tai reiškia Pride. Vos ne kaip Trida. Taigi, moteriškė buvo teisiama Suomijoje už tai, kad jinai pacitavo Bibliją ir prokurorai pasakė, ne, Bibliją cituoti galima, komentarų rašyti negalima. Tai Suomijos bažnyčia pinigėlius Pride paradams paskiria, kada Lietuvos bažnyčios vadovai jau paskirs paradam ir pirmuose gretose eis tuose paraduose apsikabinę Amerikos ambasadorių, kuris juose dalyvauja. Tai yra laiko klausimas. Ir pabaigsiu. Mano pagarba ir lenkiu galvą prieš Romos popiežių. Baigiau. Tai va, matot, kaip žinia, profesorius paskaitė paskaitą 15 minučių monologą. Aš nesakyčiau, kad paskaita čia kaip nuo altoriaus bažnyčiai tokį piktą sekmadieninį pamokslą. Bet žiūrėkit, kuo Tai atsiprašau. Suomijos byla tiesiogiai susieta, ką aš rodžiau. Ką pasakė žmogaus teisėse jungtinėse tautose ekspertas, kad turi tolerancija būti. Vat Suomijos, šie bažnytininkai ir teisėsauga tai įrodo. Klausimas, ir jie visi laukia, kad popiežius tą pasakys. A popiežius pasakė? Vertybės, žmogiškumas ir ateitis jaunime. Ir va tos cituotos profesoriaus eilutės apie nuodėmes šiai dienai ir tapo pasaulio takoskyras. Ir įdomiausia tai, kad aš pritariu Eduardui Vaitkui, reikia įvesti pasiūlymą
kad bažnyčia mūsų su ta retų dantų savininkų, kaip ten nežinau to pavardę veikėjų, pasiūlytų mūsų aukštai hierarchijai, jų eminencijų švitėjimo, atskirti popiežių Pranciškų nuo bažnyčios. Taip, daugiau neturiu ką pridėti, čia visi pasakė tokias kalbas nuo altoriaus, ar prie altoriaus, ar po altorium. Bet dar parodom tą žmogų. Subačius, Eduardai, jo pavardė. Subačius, taip. Subačius, taip, bet jis gražiai atrodo su kepurė. Čia aš radau Wikipedijoje nuotrauką, jis mėgsta kepurės, turbūt keičia tas kepurės. Taigi aš dar kartą pasakysiu, ką reiškia žodis nonsensas. Čia vat yra terminų žodynas. Kai jis kalbėjo apie popiežių ir pasakė, kad popiežius pasakė nonsensą. Nonsensas reiškia beprasmybė, kvailystė, nesąmonė. Kitaip tariant, popiežius pasakė beprasmybę, kvailystę, nesąmonę. Taip mano va šitas žmogus su kepurė, na ir visi kiti kolegos, kuriuos mes irgi rodom jau visą savaitę. O aš manau, kad popiežius pasakė ne nesąmonę, o visišką sąmonę. Ir pasakė, tarp kitko, labai drąsiai tą pasakė. Ir va, šitoj vietoj netgi keista taip kalbėti apie popiežių, kad va, jam reikėjo drąsos. Bet, na, mano irgi tik tai pagarba, kad žmogus, nes tai pirmiausia yra žmogus, ne tik popiežius, jisai kalba tai, ką mano reikalinga kalbėti. Beje, kaip ir mūsų laida, mes kalbam tai, ką mums atrodo reikalinga kalbėti, nors mes turim galimybę ir reikiamų momentų patylėti. Ir patylėti, ir pajokauti, reiškia. Bet, na, mes tie pasauliečiai, kaip sakoma, nusidėjėliai visiški. Tai... Bet kažkoks va toks bent. Nu, tai jau nedūsaukit. Aš paskutinį savo, kaip sakant, reportažą įklijuoju. Čia, kaip sakant, linkėjimai tam tikroms bažnyčioms irgi, kurios visą laiką nežinodamas ką pasakyti, bet sakydamos ir laukdamos raudonojo spalio, kaip visą laiką, sako, ekspertai pakomentuokit. Ekspertai pakomentuokit. Nežinot ką pasakyti, aš pakomentuosiu. Nes mūsgi atsimeni ir labai Delfis rašo ekspertai dvitaškis. Čia visą laiką apie mus, nes tokia lyga. Tai va, aš rodau dabar tokį bendrą planą, vadinasi YouTube platforma ir dabar jūs galite pasižiūrėti Tuckerio Carlsono iš Viktoro Orbano, žinomo, kaip čia pasakyti, lyderio šalies, kur yra de facto ne ES narė. Va, įdomiausia tai, kad žiūrėkit, susitarimas, va čia antraštė puikiai, bet susitarimas Jungtinių Amerikos valstybių su Putinu apie Ukrainą. Ir va čia visokie klėdesiai, bet esmė, paaiškinsiu Tuckerio Carlsono kalbą su Orbanu. Orbanas pasakė, kad galimai ar ten šiandien visokiais būdais čia rusai vienokie ar kitokie, tačiau gali grįžti prezidentas šitas Trumpas į Amerikos prezidento postą. Dabar žiūrėkit, jeigu mes žinom, aiškinu ne ekspertam, kad Orbanas turi Vatikano stogą, kodėl jo nekenčia ES ir dabar klyksmas isterikų apie popiežių. Jisai ženklą pasakė, jūs klausot apie jo žodžius Trumpas. Jisai sako, kad ateina vertybės to, kad Trumpas Amerikoje gynė vertybės. Ir jis beje nepasisakė už tas, kas dabar LGBT reiškinius, kurie yra Amerikoje su Bidenu. Jisai sako apie vertybės. Tai yra koreliacija tiesioginė su Vatikanu. Mūsų Nausėda pasakė, reikia šeimoms lengvatų ir išsiimti pinigėlius. Taigi patys galvokit, kaip viskas juda. Ir šitoj vietu noriu dar kartą grįžti apie tai, kas yra Tuckeris Carlsonas. Tuckeris Carlsonas šiai dienai kūrė labai stiprų įvaizdį ir palaikomąją bangą vadinamiems tiems tikriems žinių ir tikrosios nuomonės formuotojams pasaulyje. Tuckeris Carlsonas yra tikrasis žurnalistas, tačiau jis dabar neoficialių žiniasklaidinių priemonių narys. Jis alternatyvus. Kas, pasižiūrėkite, jam iš karto duoda interviu. Serbijos prezidentas, teisingai, Trumpas, Orbanas, Kennedys. Jūs matot seką, atsekti gali. Jūs žiūrėkite į dinamiką. Ir kur juda Tuckeris Carlsonas. Jis formuoja naujo informacinių srautų kūrimo tendenciją.
Ir šiai dienai aš galiu drąsiai pasakyti, kad šiai dienai su ekspertais EU ir visa mūsų kūriama instrumentika, instrumentalų, sakyčiau, netgi dar mini kamerinis orkestrėlis, bet manau, toj bus visas simfoninis junginys. Taigi, jeigu jūs nematot, kas yra Takeris Carlsonas, Orbanas, popiežius, jūsų baigtis, sakyčiau, liūdna, mongolai totoriai jums į vieną vietą, kaip sakė popiežius. Aini, aš jūs dar papildysiu, kad Takeris yra užsiprašęs prezidento Putino. Jis planavo jau seniai prezidentą Putiną pakalbint, bet tada jam Vašingtone pasakė, kad jūsų planai nelabai tinkami. Jisai sako, iš kur jūs žinot? Nei žmonai nesakiau, nei artimiesiems nieks nežinojo. Tai paskui gavo oficialius duomenis, kad jį šnipinėjo. Tai čia buvo seniau. O dabar jisai oficialiai paprašė Putino, ar ras laiko interviu paimti. Ir aš dar pacituosiu The Atlantic žurnalą, kuris parašė vakar arba užvakar, kad NATO dėl nesutarimų viduje 25 metais gali subirėti. Tai šitie straipsniai nebūna atsitiktinai. Atsiprašau, aš dabar pasikartosiu, aš ne generalinis studijos. Kalbančiųjų už ribų studijos nuomonė gali nesutapti su studijos nuomonė. Kodėl, daktaras, aš tai pasakysiu, atsiprašau už grubų nutraukimą. Už šitą pasakymą anoj studijai, kuriam iš manęs pavogė, ir pavogė žmonių pinigus, už kurį jinai sukurta. Už šitą pasisakymą, vat ką jūs dabar pasakėt, mano buvo video ištrintas, buvo gautas vadinamas džbanas ir buvo labai, vat jo, žinokit, labai jautriai šitą žiūriu. Už tai čia buvo, kaip ten Delfis rašo, fake news, nesutampa mūsų nuomonė. Aš įdėsiu originalų straipsnį, atsiųsiu. Ir pats uždėkit raudoną juostą, netikiu, bet įdėti reikia. Taip. Už tai apie popiežių paskutinę repliką. Vat mes šitą straipsnį ekspertuose rodėm. Žiūrėk, ekspertai, brūkšnys, apie Rusijos režimo baigti dvitaškis. Vladimiras Putinas turi 2 pasirinkimus. Ir čia apie šitą pasižiūrėkit straipsnį, mėlyje, čia yra diskutuojama. Tai kasgi yra Rusijos imperija? Ar Rusijos imperija yra tas, kas bus, kurią Putinas sukonstruos? Ar Rusijos imperija, kuri sugriuvo 1917 metais? Ar TSRS buvo Rusijos imperija, kurią Gorbačiovas atseit sugriovė? O dabar vėl kita imperija. Ir va čia jie pasiklysta imperinėse savokose, kurią pataiso, gerbiami mano kolegos, būtent pats popiežius. Ir jis pasako, kokia imperija reikia tikėti, ką laikyti, kokiam jaunimui. Taigi, mėly žmonės, laikykit Lietuvą, laikykit mūsų tėvynę, laikykit mūsų tautą, laikykit mūsų jaunimą, džiaukitės jo ir mylėkite. Ačiū uždėmesi. Baigiai? Dar irgi baigėt? Taip. Gerai, tada ir iš viso mes baigėme. Atsiprašau. Tu dar Kubiliaus, rytoj. Ne, rytoj. Labai daug kas bus rytoj parodyta. Šiandien mes norėjom skirti didesnį dėmesį būtent popiežiui, jo pasakytoms mintims, kurios tiesiog sudrebino Lietuvos teritorijos administratorius, visą jų personalą, jie negali atsigauti. Net keista. Tokio ilgo neatsigavimo aš, tiesą sakant, nelabai ir atsimenu. Čia, žinai, kaip popiežius ringė, atsimeni, pasakė apie aukas, pasakė apie ten Ukrainą, po biškį ir dabar, kai davė ir jie knockdownė, o to, kad jie iš tikrųjų jaučia knockdowną. Tai yra ateities jausmas per stuburą šiurpuliukais eina. Taip, ir už visus tuos nusikaltimus reikės atsakyti, kurie yra Lietuvoje vykdyti, nes čia Eduardas palėtė pabaigoje NATO, kas subirės, nes nesubirės tas NATO, nepergyvenkit. Ta organizacija veiks kaip veikusi, jinai bus ten daugiau mažiau formali, nes kas yra NATO? Pirmiausia, atsakyti į klausimą, kas yra NATO? NATO tai yra pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kaip nori Jungtinės Amerikos valstijos, taip ir bus su viskuo. Norės bus 5 straipsnis, nenorės nebus, norės pakvies Ukrainą ar ten ką nors, nenorės nekvies. Ir nuo niekieno tai nepriklauso.
Rytoj nei mes nuo kaip tik apie skalikų, tai pakalbėsim. nei nuo nieko. Ko Bet jie dabar tu drebinasi? parodai vėlgi ant pabaigos, ne po to vėl privedė prie popiežiaus, aišku gerai, bet apie Rusijos imperiją, dar paskaitytum Delfi, ten ir apie Popsą, Pugačiovą, tenai viską, nes jie apie Rusiją nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną non-stop propaganda rusiška, viską jie cituoja. Bet aš norėčiau visada sugrąžinti Lietuvą ir pakalbėkime apie Lietuvą. Vat kaip bus ta Lietuvos imperija, kaip jinai gyvuos, kur mes esam, kas su mumis yra atsitikę, kur mes einam, ką mes dabar darysim, kur juda pasaulis, kokia ten yra tam pasaulyje mūsų vieta. Ar jinai visada bus tik skaliko vieta prie vieno ar kito šeimininko kojų. Ar tai bus vis tik savarankiška ir gerbiama valstybė, o ne pajokos objektas, kaip yra dabar. Na, būkim biedni, bet vis tik, truputėlį ir su pinigais. Tai tiek šiandien, ačiū rėmėjams, ačiū visiems, pasimatysim rytoj. Rytoj. Iki. Ačiū. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.